Nu nieko, 3 skaičiai, 12, 12, 12. Turbūt tiesiog laimingi skaičiai suėjo. Paskutinis kartas jau 13, 13, 13 nebus, tai tiesiog smagi diena. Gal kaip nors paminėsite šią dieną, kaip paskutinę tokią magiją? Nu, su kolegom jau išgėrėm šampanų. Ir dabar bilietą dar loterijos nusipirkau, tai va. Kaip manote, ar atneš sėkmę šį kartą? Nu, tikėkimės. O ką darytumėt su šitais pinigais? Su šitais pinigais? O rasčiau ką daryti. Pavyzdžiui, skolas atiduočiau, pakeliautumėm, nu tiesiog vaikams būtų geresnis gyvenimas ir taip toliau. Kokie jums buvo šie metai? Geri metai, nieko. Ko tikitės iš tikrųjų? Dar geresnių, jeigu išgyvensim pasaulio pabaigą. Ar tikite, kad nereikės? Pasaulio pabaiga? Nebus jokios pasaulio pabaigos, bus tiesiog geresni metai negu šie. Sutapimas ir tiek. Atsigert, užbėgom nusipirkti ir tiesiog gavosi, kad, kaip pasakys, reikėjo bilietėlį įsigyti, viskas. O ar tikite, kad tai gali padėti laimėti? Na, kaip sakoma, nebandysi, nelaimėsi. Tai, kaip sakoma, yra galimybė, reikia išbandyti. O ką darytumėte, jei išloštumėte? Nežinau, negalvoju apie tai, tiesiog įpratis, kaip sakant. Kai perki kažką, tai ir trečiadienis, tai dida tokia data, tai reikia išbandyti. Tai va. Kokie jums buvo šie metai? Įvairūs. Daug visko tiesiog. Tikėkime, kad 21 dieną nebus pasaulio pabaiga, tai taip kad... Ar tikite, kad tai gali būti ar ne? Ne, nelabai. Netikiu tokiais dalykais iš tikrųjų. Tai ar tikite, kad tokia magiška diena gali atnešti sėkmę loterijoje? Netikiu. Kodėl? Nu, ką žinau, žmogus turbūt gimęs būti laimingas arba ne, tai nuo to labiau priklauso ar 12, ar 11, ar 13, man atrodo, ne. Tai kaip, na šiek tiek tikitės, kad atneš diena sėkmę? Nu, šiaip tai jau tikiuosi. Šiaip tikiuosi, bet ne dėl to, kad 12, bet tikiuosi kiekvieną kartą per kur tikiu, kad rezultatą kokį turės. O ką teiktumėt su tais pinigais? Oi, labai daug turiu žmonių, kuriems padėti reikia. Šiaip gyvenime daug padedu, tai manau, kad padalinčiau. Tai vat maždaug kažkaip taip. Ar laukite švenčių? Laukiu. Nu, senelis dar ateis kalėdų ir kažką atneš, tai laukiu. Ir šiaip metai baigėsi, nauji prasideda. Įdomu. Kokie buvo šie metai? Geri. O ko tikitės iš tikrųjų? Irgi, gerų metų tikiuosi. Gerų metų tiesiog. Ir kokį šventinį palinkėjimą? Visiems būti sveikiam ir laimingiam. Būtent tokią dieną pirkote loterijos bilietą. Pas mnie prieš 26 metus gimė dvynukai. Artūras ir Evelina. Ir šią dieną nupirkau bilietus ir jiems padovanosiu. Gal laimės. Ar tikite tokiais magiškais skaičiais? Taip. Vaikai gimė, šventė, stebuklas, dvynukai. Retai būna. Nu, ką nors gerą paklausti. Ko tikitės laimėti? Būtinai. Ir palikit telefonus, pasidalinsim. O kur išleistumėt pinigus laimėti? Tik vaikam. Turiu nedaug, tik 3. Kokie buvo jums šie metai? Neblogi. Galim pasakyti puikus. Gimė pirmą anūkę. Ar tikitės iš kitų metų? Galbūt daugiau anūkų? Nu tai mažyliai jau laikas padovanoti dar vieną kitą. Nu, a kas toliau? Nu, gal sūnus apsiženės. Laikas.